Sveiki, draugai! Šiandien sveikinu su jumis iš Ispanijos ir kviečiu į savo laikiną virtuvę čia, kurioje gaminsime tofu apkepą. Ji šiek tiek primena varškės apkepą, bet man yra dar skanesnis. Mums reikės tik 3 ingredientų, kurie yra sveiki ir lengvai randami visose parduotuvėse. Tad keliaujame žiūrėti. Mūsų tofu apkepui reikės tofu, labai prisirpusių bananų ir avižinių miltų. Pirmiausia, nulupame prisirpusius bananus ir sudedame į didelį dubenį. Nuluptus bananus kruopščiai sutriname šakute, kol gaunasi tokia košelė. Tofu sutrupiname, galima trinti šakute, bet man daug labiau patinka tiesiog smulkinti rankomis. Trintus bananus ir trupintą tofu permaišome ir tuomet jau dedame mūsų avižinius miltus. Miltus paprastai aš beriu iš akies ir tiesiog pažiūriu, kokia gaunasi masė. Jeigu man atrodo, kad jinai skystoka, įdedu dar. Kadangi nieko neformuosime, kepsime apkepą, tai nėra taip svarbu, jeigu gausi šiek tiek skystesnė ar kietesnė masė, vis tiek puikiai iškeps. Apkepus kaip ir pyragus geriausia kepti skardinėse arba silikoninėse formose, bet čia turim stiklinę, tai kepsime stiklinėje ir tikiuosi puikiai pavyks. Orkaitę įkaitiname iki 200 laipsnių ir dedame apkepą kepti. Dar mes gaminsime 2 padažus, anakardžių, baltąjį padažą ir uogienę. O jūs galite valgyti su savo tiesiog mėgstama uogienė arba irgi pasigaminti šiuos gardžius padažus. Taigi anakardžių padažui gerą saują anakardžių užpilame verdančiu vandeniu ir palaikome 10-15 minučių. Tuomet suberiame į smulkintuvo indą, įpilame sojos gėrimo, išspaudžiame šiek tiek citrinos ir sumalame. Ir mūsų labai mėgiama šviežia ir labai sveika uogienė. Naudojame šaldytas uogas, braškes arba kitas ir bananą. Ir tiesiog sumalame ir gauname uogienę.